Sporto psichologija yra speciali sritis, kuri apima psichologijos ir sporto mokslų žinias. Tai yra nauja sritis, kuri yra perspektyvi, auganti ir tokia nuomonė yra ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Pasaulyje, ypatingai visos daugumoje didelių komandų, olimpinėse, rinktinėse, nesvarbu kur, visose komandose yra sporto psichologas. Tobulėjimas sporto psichologijos studijų srityje vyksta mokinantis įvertinti elgesio ir rizikos veiksnius, teikti psichologinę paramą, vykdyti švietėjišką veiklą, taip pat organizuoti, vykdyti tyrimuosius projektus. Šita programa yra vienintelė Lietuvoje. Aš pati bakalaurą esu pabaigus treniravimo sistemas ir kada reikia rinktis magistrantūros studijas, net nekilo tokių abejonių kažkokių, nes fizinis rengimas, ypatingai treneriam, yra lygiai toks pats svarbus kaip ir psichologinis. Todėl, norint būti tokiu visavertišku treneriu, aš manau, kad psichologijos studijos kaip ir yra būtinos. Turbūt pagrindinis ir yra ta kova su stresu, tačiau daug ir dar tokių momentų atsiranda ir treniravimo pačio metu, kaip tą vaiką, kad jis įsimintų gerai, kad jis tą informaciją galėtų tinkamai išnaudoti varžybų metu. Ir tuo pačiu ir ne tik vaikai, bet ir didesni jau suaugę. Ir pats sportuoju, ir aplinkui tų sportininkų yra ir matosi, kad trūksta to pasitikėjimo, trūksta sugebėjimo koncentruotis, dėmesio, ten perkelimo kažkokio. Studijuojant, tie taškai yra sudedami visur. Nuo pasirengimo, nuo planavimo viso treniruočių ciklo, nuo pasirengimo varžybom, kaip nusiteikti, kaip sukelti tą visą kovotoją dvasią, vadinkim, ir lygiai taip pat baigiantis varžybom. Kiekvienas treneris turi į tai gilintis ir turi tai kažkokius pagrindus turėti. Mūsų absolventai, kurie pasirenka darbą tyrimų srityje, mokslo srityje, gali stoti į 3 pakopos studijas ir tęsti mokslinius tyrimus. Absolventai, kurie labiau domisi praktinė veikla, gali dirbti sporto specialistais ir savo profesinėje veikloje taikyti sporto psichologijos magistro kompetencijas. Šiaip galimybės, ypatingai jeigu užsienį, tai yra labai didelės, nes paklausa šių žmonių yra labai didžiulė. Absolventai dirba psichologais, kultūros mokytojais, nemažai dirba aukštosiose mokyklose, sporto centruose, instruktoriais fiziniam rengimui. Gyvenime tai praverčia. Mokėti atsipalaiduoti, kai sakau, pačiam savai, kad ir dėl savęs sportuoji, tai yra gerai, psichologija visai yra gerai.